Hai, 68 diena, visus sveikinu su naujais metais, būna tie metai laimingi, kupini puikių nuotykių ir akimirkų. Ir tikiuosi, kad turėsite puikias rezoliucijas ir galbūt kažkokių naujų supratimų, kurie ateis būtent tą 12 valandą, kada išmuš varpas ir suskambės būtent ir persivers iš 5 į 6, 2026 metus. Tai 68 diena, Sidnėjus, 1 milijonas, judam toliau. Tai irgi, šiandien ką padarysiu, tai pasidalinsiu su jumis, su tavimi, prie ko dirbau paskutinę savaitę, papildoma būtent tokia idėja, projektas, kurį reikės išpildyti. Tai matom tokį plakatą, posterį. Ir tą posterį šiandien ką padariau, tai užsisakiau 2 skirtingų formatų dydžių. Tai vienas A4 ir kitas A6 dydžiai. Ir vienas kaip ir į pašto dėžutės, o kitas būtent tiesiog iškabinti mieste. Tai užsisakiau sumoje 2000 vienetų, kainavo 150 eurų. Tai turėsiu 2000 vienetų ir sausio 6 dieną planuoja. Tai idėja yra, kad eiti per įmonės, dalinti skrajutes ir kad galiausiai nuskenuotų. Tai koks yra pasiūlymas, tai nemokama Facebook'o reklama, skenuok čia ir tada atsidaro website'as. Cool, laukiu. Motivacijos irgi, tai beveik iš paskutinių pinigų, ką padariau, tai nusipirkau būtent printą. Tai laukiu dabar siuntos ir eisiu kabinėti ir lauksiu klientų, kaip lauksiu, tai pakankamai agresyviai lauksiu klientų. Tai irgi, kaip ir sakiau, einu tuo, kuo tikiu. Tai turim offerį, turime būtent vieną iš būdų, kaip galima pasiekti savo tikslinius klientus. Lietuvoje eina reklama, lydai krenta, tai viskas gerai, bet Sidnėjui prieš tai kaip testavau, labai brangiai jie kainuoja, jie reikėjo kitą approachą sugalvoti. Tai tokį approachą turiu ir dabar ką dar pasidalinsiu, tai būtent kokį website pavyko sukurti kartu su dizaineriu, tai dabar šokime ekraną ir pasižiūrim. Perekranuose, tai ne, kad visos animacijos susikrautų, tai turime hero sekciją. Matome pasiūlymą, matom po pasiūlymo mūsų tokius papildomus išskirtinumus arba būtent iš ko susideda strategija pilna. Po būtent tų elementų, iš ko susideda pas mus pilna strategija, tada matom papildomą tekstą, tokį labiau supažindinantį ir sukeliantį pasitikėjimą agentūrą ir tada matome CTA ir social proofą šiek tiek. Tada irgi tokį papildomą trumpą punchline turime. Po punchline iš karto eina supažindinimas su mūsų e-komercijos auginimo sistema. Ir sistema susideda iš 5 skirtingų elementų. Tai pirmas elementas yra Senior Only Team. Tada pereiname prie agresyvaus, bet kontroliuojamo augimo. Trečias žingsnis yra Performance-Based First Creative sistema. Ketvirtas punktas yra, jau perinam prie funnelio optimizavimo ir pasiūlymo paruošimo. Ir galiausiai 5 elementas, kuris yra vienas svarbiausia, tai aiškus reportingas, informacijos, tai būtent irgi priklauso nuo pačių projektų, būtent ir kokius platformas naudoja. Bet taip, tada data paskutinis, ne? Ir tada jau trečia sekcija perina būtent prie to, kad papildomai skatiname žmogų registruotis, kad ateitų. Ir ką mes sutikime, tai sutikime papildomai nemokamą reporting auditą pačio ad accounto. Tai irgi supažindinom, apie ką yra. Tada šiek tiek irgi duodam papildomą social trusto, klientų atsiliepimas. Ir tada yra footeris su dar stipresniu punchline'u, kur irgi jeigu žmogus daskrolina iki šios vietos ir iki to ir dar vis galvoja, ar verta, tai tiesiog skatinama žmogų, kad pasitikėti juo būtent instinktais ir tiesiog ir užpildyti, paspausti mygtuką Audit My Account ir galiausiai pradėti bendradarbiauti su mumis. Tai tokia
ta svetainė, pati svetainė atrodo nuostabiai, tikiu, kad atrodo gerai ir daugiau, imant tai lyginant su konkurentais, tai geresnė svetainė negu daugumos 90 procentų visų agentūrų pasauliniu masteliu. Tai turime plakatą šieną, panašų kaip Hero Image, turime tą patį offerį ir turime QR kodą, kurį žmogus nuskenuoja ir nulendina į šitą svetainę. Ir tada žmogus nusilendinęs, kada nusprendžia jau dirbti, ne, iš karto užpildo formą, pradedam bendradarbiauti, dar jeigu kyla kažkokių klausimų, čia yra dažniausiai užduodami klausimai. Toks planas yra pradėti naujus metus, agresyviai ieškant klientų, tai 2000 vienetų skrajučių, iškabinėjimas per visą Sidnėjų ir žiūrėjimas, kaip konvertuoja, ne, kiek iš žmonių kiek pamatys, ne, kiek nuskenuos ir tada kiek apsilankys svetainėje ir kiek žmonių užpildys užklausą. Tai labai įdomu, laukiu būtent tos statistikos, ne, bet dar savaitę teks palaukti, šiek tiek daugiau, 1,5 savaitės. Tai per tą laiką irgi turiu veiklos, ką reikia nuveikti, bet irgi tikrai įdomu, ką tu galvoji, pasidalink, kas patiko, kas nepatiko, ką galvoji, kas nutiks, ne? Tai pasiteisins, atsiras klientų ar neatsiras klientų, ar vienas klientas atsiras, galbūt 5 klientai, galbūt 10 klientų, ne? Tada gal kiek formų užpildys, ne? Galbūt vieną užpildys, galbūt 5 kartus, tai yra 5 kontaktus gausim, galbūt 100 kontaktų gausim, gal 1000, ne? Sidnėjus yra milžiniškas miestas, planą turiu kaip iškipinėti, bet taip, tai 68 diena, 1 milijonas, važiuojam toliau ir laikom špygas, kaip opa, ir ačiū, kad toliau palaikai ir su naujais metais tave. Iki.